Labadiena, tai Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas. Šiandien kalbame su Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Kristina Brazauskienė. Ji šiais metais apdovanota Vaikų literatūros premija. Labadiena, Kristina. Labadiena, sveiki, ačiū, kad pakvietėt. Džiaugiamės jūs matydami. Iš tiesų šiais metais kaip niekada įvertintos mokyklų bibliotekininkės, jums skirta Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Vaikų literatūros premija, o geriausia metų bibliotekininkė tapo Šiaulių Romuvos progimnazijos bibliotekininkė Ala Norvilienė. Ir tai nėra dažnas atvejis, kad mokyklų bibliotekininkai koptų ant tų aukščiausių apdovanojimų laiptelių. Ir jūs esat pati pirmoji mokyklos bibliotekininkė mūsų tinklalaidėje, kuo aš labai džiaugiuosi. Koks turėtų būti mokyklos bibliotekininkas, tas šiandieno šiuolaikinis mokyklos bibliotekininkas? Ko reikia, kad jį pastebėtų? Na, smagu, aišku, kad mes šiemet tiek aš, tiek Ala buvom ir pastebėtos, ir apdovanotos, bet iš tiesų tai mūsų tokia, jau daug metų ir buvo siekiamybė, tas ne save aišku iškelt, bet mokyklų bibliotekininkų darbą parodyti. Ir tą mes darom taip tikslingai ir, žodžiu, jau ne vienerius metus, nes sakysim, jau dabar daugiau kaip 10 metų mes esam susibūrę į asociaciją mokyklų bibliotekininkai ir, ta prasme, ne šiaip sau, kad pabendraut, bet tam, kad parodyt visuomeniai, tiek švietimo sistemai, kiek yra svarbus mokyklų bibliotekininkų vaidmuo mokyklose. Tai, žodžiu, mes kaip profesionalai dirbdami mokyklose matom, kiek tai yra svarbu, koks yra svarbus tas darbas, tolygiai kaip ir mokytojų, bet visuomeniai, žinom, buvo susiformavusi tokia nuomonė, mokyklos bibliotekininkas sėdi, jeigu turi knygų, jas paduoda mokiniam tiem, kurie ateina ir tiek, viso labo toksai darbas. Ir jau buvo tokia tendencija čia 10-metį atgal, kad jau gal kaip girdėjot, ir mokyklų bibliotekas planavo uždarinėti, čia papildomas finansavimas ir visi kiti reikalai, kad čia prasmės gal nėra, tas darbas toks, toks nebuvo pastebėtas. Bet mes patys dirbdami matėm, kokia situacija, kiek yra svarbu mokiniams skaitymas, paskui jau ir tyrimai pradėjo rodyti. Ir, žodžiu, įsijungėm į tas veiklas tiek Lietuvos mastu, tiek tarptautiniu. Ir mūsų tie darbai ir tos veiklos nenuėjo veltui, vis tik visuomenė ir ypatingai mokyklos jau mato, koks svarbus bibliotekininko vaidmuo, kiek jis dalyvauja ugdymo procese, kaip jis ugdo skaitytojus, kaip užauginam tuos skaitytojus, mes prisimam atsakomybę, kiek mes užauginam skaitytojus, tiek jau vėliau universitetų bibliotekoms, tiek viešosioms. Tai, žodžiu, tie pagrindai yra labai svarbus, kaip pats švietimas žinom nuo labai ankstyvo amžiaus, tiek ir skaitymas, ir tas skaitymo ugdymas svarbus. Tai todėl čia per daug metų ir tais prasmingais darbais ir savo veiklom ir dalyvavimu pačiam ugdyme, tai mokyklų bibliotekininkai, žodžiu, rodo savo darbus, tą indėlį į švietimo sistemą ir į vaikų ugdymą. Tai džiugu, kad šiais metais ir buvom pastebėti ir buvom įvertinti, buvo ir mūsų darbai, tiek mano, tiek Alos. Aš ne pirma bibliotekininkė gavus literatūros premiją, ta prasme, iš mokyklos. Prieš kelis metus jau buvo kolegė apdovanota, irgi labai, labai didelis indėlis, daug darbų padarius. Tai, žodžiu, tokia situacija. Iš tikrųjų šaunu ir aš taip pat manau, kad mokyklų bibliotekininkas yra labai svarbus veikėjas, padedantis ir mokytis, išmokti mokytis ir įsitraukti į papildomus literatūros šaltinius ir į papildomas informacijos paieškas mokiniams. Bet mokyklų bibliotekininkams tikriausiai gana sunku dirbti dėl to, kad mokykloje tarp pedagogų jis yra toks vienas specialistas. Jūs esate savo interviu, kurių po premijos pasipylė gana daug, minėjusi, kad jungiatės į komandas. Ir kaip tai atrodo? Kauno regiono komandos, ar turite omeny visą asociaciją, mokyklų bibliotekininkų asociaciją?
Tai į tas komandas tai būrėmės pagal galimybes. Aišku, pirmiausia, tai pirmoji komanda, sakysim, va, kas liečia mus, aš dirbu Kauno rajone, tai ta mūsų komanda jau pati artimiausia, tai yra Kauno rajono mokyklų bibliotekininkai, tai kas mus sieja jau kaip ir rajone, ir pobūdis, ir vietovė, ir mes ir susirinkt greičiau galim. Ir žodžiu, tai tas metodinis būrelis jungia tiesiog Kauno rajono mokyklų bibliotekininkus. O toliau yra, taip pat galim pabendrauti ir su kitų rajonų tais metodinio būrelio nariais. Ir aišku, pagrindinė ta mūsų jungtis, tai yra mūsų asociacija, kuri iš tiesų dar pradžioj prieš organizuojantis, jungiantis, tai čia tų įvairiausių buvo krypčių, mokytojai jungėsi į profsąjungas, bet pasižiūrėjom, mūsų tikslas ne tas, mes norėjom kaip specialistai bendrauti ir patys apie save ir kalbėti, ir tas veiklas paorganizuoti. Tai žodžiu, tas mūsų jungimasis pirmiausia, aišku, lengviausia ir greičiausia, tai su rajono kolegom susitart, pasiderint, ką darom, kaip darom, ir visada svarbu, nes, kaip sakot, vienas dirbi mokytojai, tai jie čia ir dabar gali pasitart po pamokos išėję, kas kur, kokios aktualijos, kas atsitiko, kaip ką galima keisti, daryti. O mokyklų bibliotekininkui jisai dirba žmogus vienas arba dviese ir kaip, kas pasiteisina, kas vyksta, ką geriau daryti, vis tik tai visada norisi su kažkuo pabendrauti, pabendradarbiauti ir pasiderinti tas veiklas, tiek organizuojant skaitymo skatinimo iniciatyvas, tiek su autoriais susitikimus darant, taip pat ten kviečiant į svečius atvykti autorius, tai jau gali ir kelios mokyklos šalia esančios pasikooperuoti. Žodžiu, tas toksai bendravimas reikalingas labai. Ir kokias skaitymo skatinimo iniciatyvas darant visada, dabar tai aišku, čia mes ir per Zoomą, tai dar greičiau susitinkam, ar, žodžiu, internetinėje erdvėje labai greitai, seniau suvažiuoti sugebėdavom, jeigu ko reikėdavo į vieną vietą. Tai, žodžiu, pasiderinti ir pasižiūrėti, o tas ar pasiteisino, jeigu taip daryti, tai ar taip veikia, ar neveikia, vienom veikia, kitom ne, mokyklos, aišku, skirtingos, labai mūsų ir veiklos skiriasi, tiek pradinukų, tiek pradinės mokyklos, ar progimnazijos ir gimnazijos, tai jau skirtingas kontingentas, skirtingas amžiaus mokinių, tai niekada nebus tas pats renginys tiek pat veiksmingas pradiniai, tiek gimnazijoje. Tai, žodžiu, to bendravimo ir bendradarbiavimo labai reikia, nes kad, tiesiog pasitart, pasižiūrėt, jeigu ko reikia, ar kokį tyrimą atlikti, ar dėl skaitimo pasiderint kažką, tai visada, aišku, kai ne vienas jautiesi, tai kitaip. O asociacijos veikla, tai aišku, mūsų jau iki tiek mums pasiteisino, kad mes galėjom įstoti ir į tarptautinę asociaciją, į konferencijose lankomės, tai jau pasižiūrim, kuo kvėpuoja mokyklų bibliotekininkai tiek Europoje, tiek pasaulio. Žodžiu, kas atvyksta, kokie renginiai būna, tai pasižiūrim, ar tos problemos tos pačios, kokius sprendimus priiminėja kitos šalis. Tai va. Labai sudomino tuo metodiniu būreliu, nes iš tikrųjų mes 2 metai tik pradėjom organizuoti viešųjų bibliotekų ir nacionalinės bibliotekos metodikos specialistų tokį, kaip ir metodikos būrelį. O kaip vyksta jūsų veikla? Pas mus, pavyzdžiui, tai yra apskritojo stalo principų, nėra vadovo, tiesiog vienas apsiima koordinatoriaus vaidmenį ir visi tokie kaip lygiaverčiai nariai. O pas jūs yra kažkoks koordinatorius ar kaip vyksta tie susirinkimai? Mes turim, kadangi metodinis būrelis yra priskirtas nuo senų laikų prie švietimo centro ir mes turim ten metodininkę, kuri, kaip ir kuruoja mūsų tuos susitikimus, veiklas, jeigu kokius renginius ar mokymus organizuojam, tai ten, žodžiu, švietimo centras mus pakuruoja. Bet šiaip mūsų tos veiklos tai yra tokios jau mūsų iniciatyva. Kylančios iš jūsų poreikių. Taip, kylančios iš mūsų, bet jeigu mums reikia pagalbos ar kažkokių organizacinių dalykų spręstinų, tai švietimo centro metodininkai mus kuruoja. Žodžiu, bet mes bendraujam ir su apskrities biblioteka viešąja, tai jie pasiūlo mum, čia Kauno,
Tai pasiūlo renginius, mokymus, tai irgi tai vat kaip metodinio būrelio, aš esu pirmininkė, nu, mes turim tokį kaip ir žmogų, kuris gal ten vienas atsako, sakysim, jeigu kur reikia, kad ne su kiekvienu susirašinėt. Tai va dėl renginių, dėl mokymų kokių, tai mes bendraujam su apskrities viešąja biblioteka. Puiku būtų užmegzti ryšius. Galėtume, va jūs pasakėt, kad jūs esat metodinio būrelio pirmininkė, būtų Taip. įdomu toliau bendradarbiauti. Tai irgi pirmas atvejis, turbūt, kai taip tiesiogiai pokalbio metu užmesgam ryšius. Jūs paminėjot ir tarptautinių asociacijų veiklą, dalyvavimą tarptautinių asociacijų organizuojamuose konferencijose. Ir kiek tų tarptautinių ar užsienio patirčių ateina į Lietuvos mokyklų bibliotekas ir ar tenka pritaikyti Lietuvos kontekstui? Taip, na mes pirmus metus, kai tik įstojom į tarptautinę asociaciją, tai buvo aišku iš vis labai įdomu, kaip, kas vyksta ir mes buvom pakviesti į konferenciją, kuri vyksta kasmet. Tai žodžiu, buvo toks, na, pradžioj stebėjimas, kaip kokios veiklos, kokios aktualijos mokyklų bibliotekininkų ir na, pradžioje atrodė, nu, gal mes kažką ne taip darom, gal nežinom, gal mūsų situacija kažkokia prastesnė yra, nes dar prieš gerą 10-metį tai susidurdavom ir su fondo komplektavimo problemomis, finansavimas buvo nepakankamas, nu, iš tiesų buvo toks opus klausimas. Tai va toj pirmoj konferencijoj turbūt pamatėm, kad na, tos pačios problemos yra tiek Europos šalyse, yra ir dar sunkiau, sakysim, iš Afrikos kolegos atvažiuodavo, tai jie ten toli gražu dar iki tų veiklų, kurias mes vykdom, dar sudėtingesniai situacijoje. Tai žodžiu, tų patirčių ir tų veiklų, pasižiūrėjom, kad, na, sakysim, Europoje mes atrodėm panašiai, jie irgi buvo daug kurios šalys susidūrė su tuo, kad mokyklų bibliotekas irgi norėjo uždaryti, kai kur jau buvo net pereita prie uždarimo, tada turėjo atšaukti. Tai kolegos dalinosi patirtim, kad norėdami įspėti, kad na, kažką reikia daryti, reikia informuoti, žodžiu, švietimo ministerijas, rodyti savo darbus, parodyti, supažindino mūsų tyrimais atliktais įvairiose šalise, kiek yra svarbi mokyklos biblioteka tiesiog vaikų ugdyme. Tai žodžiu, mes pirmoj konferencijoj turbūt pasitvirtinom, kad mes nesam kažkur labai toli, kad esam panašioj situacijoj kaip ir kitos šalis. Ir žodžiu, po truputėlį įsijungiam ir į jų veiklas. Dabar jau, na, aš nepasakysiu kiek metų, bet dalyvaujam bendrose veiklose, tokiose kaip spalis tarptautinis mokyklų bibliotekų mėnuo. Tai jau labai daug mokyklų Lietuvos yra įsijungę, dalyvaujam skirtukų mainų programoje, Skype'o projekte. Žodžiu, tiek, kiek galim, visada bendraujam su tarptautinė asociacija, įsitraukiam, organizuojamės, registruojamės ten kiek ir, žodžiu, iki tokių tradicinių, kad jau mokiniai net laukia, kada mes tą darysim, kada tą. Žodžiu, o su kolegom tai ir susirašinėjom, konferencijose, aišku, užmesgam tiesiog tokius asmeninius ryšius, kur paskui ir susirašinėjom, ir pasitarėm, ir aš dar rašiau magistro darbą apie mokyklų bibliotekų įvaizdį, tai atlikinėjau tyrimai, įsijungė kolegos ir iš Europos šalių, tai žodžiu, toksai tiek oficialus bendravimas kaip asociacijų, tiek asmeniniai neformalūs ryšiai. Neformalūs ryšiai, žodžiu, toj tarptautiniai asociacijoje mes ten dalyvaujam tikrai, kasmet jau jeigu pavyksta, dabar paskutinės konferencijos vyksta ne tik tiesiogiai, bet ir nuotoliu galima įsijungti, kas lengviau paprasčiau gal, tai ir išklausom žodžių konferencijų pranešimų, buvo atlikta dabar nepasakysiu tiksliai, prieš porą metų gal buvo atliktas mokyklų bibliotekų tyrimas doktorantės berods, kuri rašė darbą Italijoje ir Lietuvos mokyklų bibliotekose atlikinėjo tyrimą, tai mums buvo pristatyti duomenys, tai irgi labai ir įdomu ir svarbi tokia informacija atėjo mums pačiom iš kažkur. Tai va, tai žodžiu, kiek išeina, tiek jungiamės ir bendradarbiaujam, susipažįstam ir su kitokiom, su bibliotekom, kurios dirba pagal kitokią švietimo sistemą, amerikiečių, tai jie turi truputėlį kitokius
kitaip organizuojamas veiklas, jie turi bibliotekų programas ir tai vyksta kaip pamokos mokyklų bibliotekininkų organizuojamos vaikam. Na, tai žodžiu, tom patirtim dalinamės ir bendraujam ir, ir žodžiu, Ir tai turim būna tokių veiklų naudinga, ar kartu. ne? Tai Ir būna sužinoti, naudinga iš ir, tiesų. ir pritaikyti. Taip. Na ir prie to, kas įdomiausia, iš tikrųjų vaikų literatūros premija jums skirta už vaikų literatūros populiarinimą ir sklaidą ir skaitimo skatinimą mokyklai. Ir jūs vykdot begalę įvairiausių akcijų, užsiėmimų ir tikrai įdomių, traukiančių ne tik mokinius, bet ir jų šeimas ir tokių kaip skaitimo naktis, ar ne, mokykloje septintokams. Kokios jums iš jų pačios mieliausios, o kokios, na, sudėtingiausios buvo ir kodėl? Na, mieliausios, aišku, tos, kurios ta Duoda prasme, rezultatą. kurios duoda rezultatų, kur įtraukt vaikus lengviausiai. Tai kadangi mokykla yra pagrindinė, mes turim vaikus nuo priešmokyklinės grupės iki 10 klasės, tai aišku, smagiausia dirbti su mažiukais, jie labai įsitraukia mielai, labai aktyviai dalyvauja ir žodžiu, su jais smagu dirbt ir matosi tas rezultatas, tai aišku, tikslas, dėl ko visa tai daroma. Labai smagi ir labai tokia kūrybinga iniciatyva su mažaisiais, tai yra žaislų naktis bibliotekoj, kai jie atneša savo žaislą ir palieka nakčiai ir tada sekantį rytą ateina, pasiima ir klauso, ką tas žaislas jiem papasakojo, kokią jis istoriją iš nakties bibliotekos turi. Tai čia jau toks labai vaikų kūrybiškumas skatinamas ir jie kuria istorijas įdomiausias, kas ten atsitiko, kokias knygas jų žaislai perskaitė ir, žodžiu, mažieji piešia, truputėlį vyresni rašo istorijas, tai, na, įdomiausių dalykų prikuria. Ir aišku, jie eina į biblioteką, visada tikslas yra vaikus atvesti iki bibliotekos, iki knygos, iki skaitimo. Tai su tais mažaisiais tai labai smagu ir organizuot ir kurt viską, jie labai noriai įsitraukia. O aišku, tas kita dalis klausimo, su kuo sudėtingiausia, tai žinoma yra paaugliai, nes mum technologijos juos pavagia iš bibliotekos ir iš mūsų akiračio ir iš knygų ir čia jau reikia didelio įdirbio, kad juos pritraukt, prikviest. Aišku, tų vaikų visada yra tikrai visokiausių, kiekvienais metais yra ir labai skaitančių, ir labai besidominčių skaitymu ir tik tada jau tik spėk pakonsultuot, prieit, jam knygą surast ir, žodžiu, tai tie vaikai jau čia mum smagumas visas, bet iššūkis didžiausias pritraukti vaikus tie, kurie nenori skaityt, kur gali ateiti į biblioteką, įlįsti į kampą ir telefone sėdėt, bet mūsų tikslas netoks. Tai va, mes norim juos kaip jau tiesiai pasakius, ištraukti iš tų telefonų ir renginių ir vis tik tai sudomint skaitymu. Visada yra sudėtinga, mokytojai taip dalinasi, kai yra tas privalomos literatūros sąrašas, kai reikia skaityti, nes reikia, tadagi nesinori, o tikslas kažkuo sudomint. Tai vat ta pati skaitymo naktis mokiniam yra jau tik tiem, kurie labiausiai skaito, domisi, kurie gali pristatyti knygas, apie jas pasakoti. Tai tam Tai, tikra žodžiu, privilegija dalyvauti tokiam Taip, renginy. čia ne bet kas gali gauti tą teisę nakvot. Kaip apdovanojimas. Taip, tai už tai vat reikia būt skaitančiam, tada gal ir kitiem norisi, na, žodžiu, tai vat įvairiausiais tais metodais ir dalykais ir kuo tik nepavyksta, vat ir asociacijos tas organizuojamas renginys, aš knyga ir pavasaris, kai vaikai eina fotografuoti su knygom, tai mum neužtenka, kad tik nusifotografuot, gal ir papasakot apie tą knygą gali. Na, visada tokių įvairiausių tų dalykų, tiek su mokytojų pagalba, tiek su kolegiam pasitariant. Labai dar tokia graži iniciatyva čia Kauno rajono bibliotekininkų, vat metodinis būrelis tokių yra sugalvojęs atkoduok knygą. Tai akcija jau kelinti metai vyksta. Žodžiu, vaikai savo labiausiai pamėgtą knygą turi užkoduoti rebuse ar paveikslėlį ar piešinyje. Ir tada ten vieni kitų spėlioja, tai vat labai daug pritraukia vėl kitų mokinių į tą
į biblioteką, į skaitymą, į pokalbį apie knygas ir tai žodžiu, vat čia yra jau sudėtingiausias dalykas, tai yra paauglius prikviesti skaitymui. Bet tikriausiai labai smagu, kai pasiseka. Taip, tai toks tikslas. Ir paskutinis klausimas, kurį norėjau jums šiandien užduoti, Kristina, yra, kaip į jūs kreipiasi vaikai, jūsų bibliotekos lankytojai, skaitytojai. Ir mintis užduoti šį klausimą man kilo, kai galvojau apie mokyklų bibliotekininkus apskritai. Ir atsiminiau seniai, tai iš tikrųjų 2012 metais netvykusią mokyklų bibliotekų konferenciją, į kurią tai buvo pasibaigę mokslo metai, vasarą vyko ta konferencija Vilniaus universiteto teatro salėje, kaip dabar atsimenu. Mokyklos bibliotekininkė iš Šiaurės Lietuvos, iš Žemaitijos, atėjo skaityti pranešimo savo su būriu baigusių mokyklą, jau abiturientų, kurie sakė, kad ta mokyklos biblioteka jam buvo kaip namai, ta mokyklos bibliotekininkė jiems padėdavo su visom užduotim, jie padėdavo su jos užduotim ir toks gražus bendradarbiavimas ir ji buvo tokia, na, gerokai vidutinio amžiaus, bet jie kreipėsi į ją vardu. O kaip jūs vadina jūsų lankytojai? Taip pat, Vardu, vardu, mažiesiems tai yra tiesiog labai sudėtingas tas žodis bibliotekininkė, tai jie įvairiai bando ten ir bibliotekos mokytoja ir dar, bet šiaip tai jau įpratę, kadangi kasdien nuo ryto čia iki pat vakaro mesgi matomės ir tiesiog vaikai dabar kitaip bendrauja. Kažkada gal mums buvo mūsų mokyklos laikais, tai mes tikrai nesikreipdavom nei mokytojus, nei kitus darbuotojus vardais, bet dabar tai taip tiesiog jiem paprasčiausia vardu. Gali būti, kad tai ir sugriauna kažkokį barjerą, ar ne? Ir nėra to. Nėra, neatrodo blogai. Labai džiaugiuosi šiandienos pokalbiu. Ačiū Jums, kūrybiškai bibliotekininkiai Kristinai. Tai buvo Nacionalinės bibliotekos tinklalaidė Profesinis klausimas ir aš jos vedėja Rasa Januševičienė. Tinklalaidė pasirodo 2 kartus per mėnesį. Kviečiame klausytis.